Suformuotą pardavimo aktą galima peržiūrėti judėjimo kliento objekte puslapyje. Šio akto stulpelyje spustelėjus mėlyną mygtukėlį, ant kurio užvedus pelę, rodomas tekstas išsamiau. Šį veiksmą taip pat galime atlikti atidarę aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį Aktai pastolių nuoma. Spustelėjus minėtą mygtukėlį šio akto stulpelėje veiksmai. Atsidarius pardavimo akto peržiūros puslapį matome pasirinktą akto duomenis, tačiau negalime jokių duomenų keisti, tik atsispausdinti šį aktą arba pereiti į kitus puslapius. Šalia mažo mėlyno mygtukėlio yra oranžinis mygtukėlis, ant kurio užvedus pelę rodomas tekstas redaguoti. Šis mygtukas bus matomas tol, kol šio akto duomenys nebus panaudoti sąskaitų eilutėms formuoti. Atsidarius pardavimo akto redagavimo puslapiui, matome pasirinkto akto duomenys, galime redaguoti pastabą, pakeisti nuolaidos procentą ir po perskaičiavimo vėl sukurti šį aktą. Prireikus, pardavimo aktą galima anuliuoti. Anuliavus pardavimo aktą, iš objekto parduoti komponentai grįš į kliento objektą ir jų visas kiekis atitinkamai padidės, nes kartu su pardavimo aktu bus anuliuotas ir atitinkamas nurašymo aktas, kurį programa automatiškai buvo suformavusi formuojant šį pardavimą.